Vien Vilniuje užsiregistravę 358 grupės, tai reiškia gerokai per 1000 link 2000 muzikantų. O per visą Lietuvą, jeigu pernai turėjom 5 miestus, tai šiemet dalyvauja net 32 miestai su Vilniumi. Ir muzikantų yra apie 3-4 tūkstančius. Tai žodžiu, tas kultūros virusas pasėtas Vilniaus Europos kultūros sostinės labai sėkmingai dauginasi ir plinta. Man atrodo vertas, nes rengia tokius renginius labai fainus, kuriuose galima atsiskleisti. Ir man atrodo, kitur tokių kūrinių nėra. Kūrybinių renginių, kur dabar vyksta. Apžiūrės ir paskui jie turės klausimų. Žurnalistai. Žurnalistai. 6 jau čia pasimsiu išeiginę dar vieną. Po to. Pasik. Gerai. 3 dieną didelių tokių miesto švenčių, kaip gatvės muzikos diena, kaip kultūros naktis, kaip menas netradicinėse erdvėse, bet taip pat ir iš tikrųjų be galo daug įdomių profesionalaus meno renginių, kaip tarptautinis operos festivalis, didžiulės tarptautinės parodos naujai atidaromai nacionaliniai galerijoje. Dar vienas labai svarbus naujas kultūrinis taškas yra menų spaustuvė, nepriklausomas menų centras, kuriame turėtų virti daugybė naujausių projektų. Dievas daugiau per visą naktelę alum lijo. Jisai tikrai yra labai nuostabus miestas ir jisai vertas būti kultūros sostinė. Manau, kad jisai tikrai gerai pasirengs ir įvyks visi renginiai, kurie turi vykti. Ir stengsiuos kuo daugiau sudalyvauti tuose renginiuose. Nuotaika, kaip sakoma, žmogų atgaivina. Tiesiog galima iššokti, dainuoti, linksmintis. Neretai pasitaiko tokia proga. Jeigu tokia proga pasitaikė, tai čia pasinaudoju. Žmona kvietė važiuoti į sodą, aš sakau, ne, aš važiuosiu čia su būgnininkais.